Na kągi, dabar pasižiūrėkime birželio mėnesio prognozę liūto ženklo atstovams. Pirmoji korta simbolizuoja mėnesio uždavinį, mėnesio pagrindinius dalykus, į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį. Antroji korta rodo, ką mes darome ne taip, galbūt ką reikėtų keisti, arba į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kur nepadaryti klaidos. Trečioji korta duoda patarimą, ką mums reikėtų padaryti, kad kuo geriau atliktume šio mėnesio užduotį. Taip, tai pirmoji korta mums iškrito gyvatė. Gyvatė iš tikrųjų labai tinka liūtui, nes ji lygiai taip pat simbolizuoja tokią karališką išlaikytą išmintį. Ir pati gyvatė, jinai išsinerdama iš savo odos, jinai simbolizuoja tokį kaip ir gyvenimo mirties ciklą, kuris per gyvenimą pasikartoja kelis kartus, kurio nereikia bijoti ir tiems pokyčiams nereikėtų priešintis, nes jie veda į tobulėjimą. Gyvatė, nors, tarkim, ir nuodinga, bet jos nuodai gali būti panaudoti gaminti vaistams. Ir ji kaip ir parodo, kad viskas, kas yra naudinga, reikalinga, tik reikia žinoti, kur ir kada tai panaudoti. Taigi, ši gyvatės išmintis, jinai moko mus pažinti visatos dėsnius. Tik perėję gyvenimo vingius, išmintingai įveiksime ugnį. Taigi, jeigu gyvatė yra mūsų dabar šitame išdėstyme, atėjo metas kažką liūtams keisti. Ir šitas pasikeitimas yra jau toksai didesnio masto, po to odos nusimetimo, liūtai gali pereiti į visiškai naują savirealizacijos etapą, kuriame jie turės šansą pasiekti darną su savimi, darną su pasauliu, pagaliau atrasti tą ramybę, kurios jie taip ilgai pastaruoju metu ieškojo. Taigi ta gyvatė, jinai tokia kaip simbolis perėjimo iš tų neramių laikų, kurie pastaruoju metu laikė liūtus, į tokį ramesnį, darnesnį, išmintingesnį etapą, kuriame jau liūtas galės savo išmintimi pradėti dalintis su pasauliu. Va. Dabar ūdra. Ūdra šiaip simbolizuoja moterišką išmintį. Tai yra kaip motinos simbolis, kaip moters. Ūdra, būdama laisvėje, jinai žaidžia su savo vaikais visą dieną. Tai yra tiesiog tokia stipri moteriška energija, tai yra moteriškos darnos simbolis. Bet šiame išdėstyme jinai yra kaip ir klaidos, kaip ir negatyvo įspėjimo pozicijoje. Ir tuomet tai gali reikšti, kad liūtai yra įspėjami nesiblaškyti
nuo vienos idėjos prie kitos. Taip pat tai gali reikšti nesugebėjimą priimti dovanų iš pasaulio, iš visatos ar šiaip iš žmonių. Ir galbūt yra nusilpęs kažkuris tai pradas, ar moteriškas, ar vyriškas. Tiesiog trūksta tokio balanso, kuris trukdo visiškai priimti gamtos mums siunčiamas dovanas. Ir susibalansavus visą vidų, mums būtų daug lengviau pereiti šitą transformaciją. Ūdra taip pat gali reikšti baimę būti atstumtam. Ir liūtas, būdamas kaip ir žvėrių karalius, jam būtų ypatingai skausminga tokia patirtis, kad tarkim jo kažkas nepriėmė, kažkas pasijuokė, kažkas išjuokė jo idėją ar panašiai. Tai ta baimė yra labai stipri, bet šiuo metu ta baimė jinai yra pagrindinis toksai stabdis, kuris trukdo liūtui pereiti į tą darnos lygį. Taigi šio mėnesio užduotis, aš taip sakyčiau, yra įveikti šitą baimę, patikėti, kad viskas bus gerai, kad mumis yra rūpinamas iš aukščiau ir kad reikia tiesiog leisti gyvenimui tekėti, vat kaip gyvatė šliaužia mažiausio pasipriešinimo keliu ir randa savo kelią, taip ir mums reikėtų paleisti šitas baimės ir pasitikėti, kad mes būsime nuvesti į tą naują, darnų, išmintingą mūsų gyvenimo etapą. Va, ir dabar patarimas mums yra banginis. Banginis, jisai, toksai jau nemažas gyvūnas ir banginio galbūt toksai paslaptingiausias atributas tai yra jo balsas. Banginio dainos skambančios jūrose, visi galbūt esame ir girdėję, tai yra tiesiog toksai paslaptingas, toksai šauksmas. Tai vat liūtai šitą paslaptingą šauksmą, tokį kaip galima sakyti, kaip iš protėvių, kaip iš kažkokių aukštesnių jėgų, kad eik, daryk kažką tai svarbaus, kažką tai perduok. Aš manau, kad liūtai girdi tą jau pakankamai senai ir galbūt dabar jau atėjo laikas šitam šauksmui paklusti. Reikėtų patyrinėti savo protėvius, paieškoti išminties kažkokiose praeities dalykuose, knygose, ieškoti žinių, surasti savo kelią, suprasti, kur slypi mūsų kelias, kad mes galėtume ten eiti ir tada, kaip tie banginiai, pradėti skleisti savo žinias į pasaulį ir pasikeitus būtent į tą, perėjus į tą jau darnos etapą, tiesiog jau leisti savo, nugalėjus tą baimę būti atstumtiems, pradėti skleisti savo požiūrį, parodyti savo balsą, taip sakant. Tai va, tokia labai įdomi gavosi čia mūsų šita sklaida ir norisi palinkėti visiems liūtam būti drąsesniems, prisiminti, kad jie yra karaliai, kad jie turi savyje ir išminties, ir jėgų, ir galimybių pakeisti, realizuoti save, išnešti savo išmintį, išnešti savo visas sukauptas žinias, kad dabar jau yra laikas jas skleisti pasauliui.